Labas rytas, gerbimi tarybos nariai, tarybos posėdžio svečiai, administracijos ir savivaldybės vadovai ir specialistai. Prieš posėdį vyks naujos tarybos narės priesaikos ceremonija ir todėl kviečiu vyriausiosios rinkimų komisijos narę, gerbiamą Birutę Strimaitytę, kuri priims priesaiką. Tarybos nariai, garbusis merė, mano pavardė yra Strimaitytė, aš esu vyriausios rinkimų komisijos narė ir norėčiau paskelbti jūsų žiniai Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kuris priimtas šių metų gegužės 22 dieną dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nario įgaliojimo nutrūkimo nesuėjus terminui ir tarybos nario mandato naujam savivaldybių tarybos nariui pripažinimo. Lietuvos Respublikos vyriausiųjų rinkimų komisija, vadovaudamas į Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 176 straipsnio 4 dalimi, 1, 4 ir 5 punktais, bei 178 straipsnio 1 dalimi nusprendė pripažinti Jaroslavo Vaitechovičiaus Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nario, išrinkto pagal Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščionių šeimų sąjungos iškeltų kandidatų sąrašą įgaliojimus nutrūkusiais nesuėjus termino pagal šių metų gegužės 14 dienos įsiteisėjusi Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmų 2026 metų vasario 10 dienos priimtą nuosprendį ir atitinkamai pripažinti jo nario pažymėjimą negaliojančią. Pripažinti, kad savivaldybės taryboje atsiradus laisvai vietai savivaldybių tarybų kandidatų tampa pagal kandidatų sąrašą, kuris buvo išrinktas nebesantis tarybos narys, pirmasis tarybos narių negavęs kandidatas, tai jūsų garbingoje savivaldybėje, tai būtų Gonorata Andriuškevič, Šalčininkų rajono savivaldybos tarybos narė, išrinkta pagal Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos iškeltų kandidatų sąrašą. Paprašyčiau gerbiamos kandidatės prisiekti. Aš, Gonorata Andriuškevič, prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teisės ir viešuosius interesus. Te padeda man Dievas. Ačiū labai. Taip, dabar pradedam tarybos posėdį. Tarybos posėdėje dalyvauja 22 tarybos nariai, nedalyvauja 3 tarybos nariai, gerbiama Andžela Dailitko komandiruotėj, gerbiamas Andžej Kuliavičius komandiruotėj ir gerbiamas Genrik Tomaševič taip pat komandiruotėj.
Absoliuti dauguma yra salėje, galime pradėti. Taip, galime pradėti. Pirmas klausimas dėl darbotvarkės. Kviečiu patvirtinti darbotvarkę. Darbotvarkė vienbalsiai patvirtinta. Pradedam svarstyti projektus. Trečias klausimas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2025 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo pagal registraciją PR12E 684. Gerbiami tarybos nariai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 63 straipsnio 3 dalimi, teikiu 2025 metų Šalčininkų rajono savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį, kuris sudaro savivaldybės veiklos ataskaitą, finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Savivaldybės veiklos ataskaita apima investicijų, komunalinio ūkio, statybos, švietimo, medicinos, socialinės apsaugos, kultūros ir kitų sričių veiklos rezultatų apžvalgą už praeitus metus. Ataskaita yra viešai paskelbta ir prieinama savivaldybės interneto puslapyje. Jos apimtis daugiau kaip 100 puslapių. Buvo apsvarstyta frakcijoje ir komitetuose. Mūsų esminis ir ilgalaikis tikslas visos savivaldybės tarybos administracijos ir mano kaip mero yra gyvenimo kokybę užtikrinantis nuosekliai įvairiose srityse besivystantis ir šiuolaikišką bei patogią aplinką kiekvienam gyventojui kuriantis rajonas. Siekdama šio tikslo, savivaldybė investavo į infrastruktūros modernizavimą, stiprinimo, švietimą bei sveikatos priežiūrą, didino socialinių paslaugų prieinamumą, rūpinosi kultūrinės įvairovės puoselėjimu, skatino turiningą visuomeninį gyvenimą bei užtikrino finansinį stabilumą. Pagrindinis tikslas – sėkmingai vykdyti ir vykdome mes strateginio savivaldybės priemonių plano įgyvendinimo. Gerbiami tarybos nariai, kviečiu ir prašau patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2025 metų ataskaitų rinkinį. Tai prašau, tarybos narys Robertas Kovgeris. Sveiki, gerbiamas merė, gerbiami tarybos nariai. Teko skaityti, merė, jūsų ataskaitą. Tikrai gražiai viskas pristatyta, parodyta, viskas kaip ir aišku, bet turbūt nelabai iki galo. Ataskaito kalbame apie aukšto gyvenimo kokybę, nuoseklų vystymąsi, patogesnį kasdieninį gyvenimą, investicijas į rajono raidą. Tačiau neseniai analizuojant gyvenimo kokybės indekso duomenys matyti visai kitoks vaizdas. Šalčininkų rajonas pagal bendrą vertinimą yra 53 vietoje 60 savivaldybių, o pagal vieną pagrindinių rodiklių materialinės gyvenimo sąlygas 59. Jeigu ataskaito teigiama, kad įgyvendinti projektai prisideda prie gyvenimo kokybės gerėjimo, gal galėtumėte konkrečiai įvardyti, prie kurių gyvenimo kokybės indeksų rodiklių gerėjimo šitie projektai prisidėjo, kokie rodikliai pagerėjo ir kiek pagerėjo. Ačiū. Tai visų pirma apie reitingus. Tai reitingas dar ne pagrindinis rodiklis ir neparodė ir neparodo gyvenimo kokybės. Todėl, kad ir tokiuose reitinguose mes matom daug prieštaravimų. Pavyzdžiui, pagal demografiją mes 10 vietoj.
Tai aš galvoju ne tik gerai, bet labai gerai, jeigu atmetam didelius miestus. Tai demografija yra, tai žmonės čia nori gyventi. Šalčininkai kaip miestas, vienas iš 3 iš 5 miestų, kur didėja gyventojų skaičius. Rajonas, jaunas rajonas, vidutinis mūsų gyventojų amžius 46 metai. Pagal šį rodiklį mes irgi pirmame 10. Bedarbystė 8% ir 6%, jeigu mūsų Respublikoje 8,1%. Ūkio subjektų nemažėja, o didėja, nepaisant tokios situacijos, kokią mes turime. Ir globalinė situacija, lokalinė ekonominė. Turėjom 665, dabar turime 714 ūkio subjektų. Tai žmonės stengiasi, dirba. Aišku, kad nebuvo dėja ir turiu pasakyti, kad tikrai ir ateityje labai ir bus tokių didesnių ar gamyklų, ar kitų tokių ūkio subjektų, kur dirbtų daugiau žmonių, dėl vienos priežasties. Šita priežastis tikrai labai aiškiai ir svarbi, tai geopolitinė situacija į geografinę mūsų padėtis, todėl kad didesnis investuotojas tikrai nenori investuoti į tokią teritoriją. Ir nesvarbu, kas čia gyvena. Čia ne tik pas mus, bet ir visose savivaldybėse, kur yra pasienis. O dėl projektų, tai aš nežinau apie kokį projektą, apie kiekvieną projektą aš galiu kalbėti, kad atneša ir gerą poveikį visam rajonui, ką mes nepaimsim. Gerai, švietimas. Tai švietimas, mano manimu, aš nežinau, ar jūs sutiksit, atrodo tikrai gerai. Visos mokyklos suremontuotos, sutvarkytos, nupirkta atitinkama įranga. Tikrai mokiniai, mūsų vaikai, turi puikios galimybės mokytis. Mokytojai dirbti ir svarbiausia mūsų atveju čia ir mūsų rajonui, kad mes sugebėjom visi kartu, bet svarbiausia čia mūsų prioritetas ir mūsų Lenkų rinkimos akcijos, Krikščioniškų šeimų sąjungos ir frakcijos ir partijos, kad šitą tinklą, mokyklų tinklą sugebėti išlaikyti ir mes išlaikėme. Tai labai svarbu, todėl kad ir tėvai turi patogesnę situaciją ir vaikai ir šitos nedidelės mokyklos, nepaisant to, kad būna įstatymai truputėlį yra kitokie ir neleidžia mums tokių mokyklų išlaikyti. Tai apie švietimą. Ir kokybė gerėja. Tai netiesa, jeigu mes pažiūrėsim į reitingus, tai ten Šalčininkų rajonas 57 vietoj pagal švietimą, klausykit. O pagal mūsų nuomonę, aš tai labai atsakingai kalbu, kaip tai mes 10 turime būti. Kodėl? Todėl, kad kokios yra ten kriterijos pagal šitą visus reitingus. Kriterijus yra tokios, kad per didelis plotas vienam mokiniui. Tai aš galvoju, kad visai neblogai, jeigu mes turim atitinkamą plotą vaikui. Ir daug tokių kitų dalykų, su kuriais mes negalim sutikti. Pavyzdžiui, dėl aplinkos saugos mes irgi 59 vieta ir paskutinė vieta. Bet ar jūs žinote, kad ten dėl keletą kriterijų yra tokie, kad per mažai Šalčininkų rajone yra
žaliosios infrastruktūros pastatyta, kad nėra vėjo jėgainių, kad nėra per mažai, kad nėra šitos saulės baterijų. Bet mes norime šitą daryti. Buvo 40 investuotojų, bet negalime, todėl kad pajėgumų neužtenka ir čia nepriklauso nuo savivaldybės, o priklauso nuo Litgrido ir nuo ES. Tai yra daug objektyvių priežasčių, kurie neleidžia mum padaryti dar daugiau ir geriau mūsų gyventojams ir tikrai nepriklauso nuo savivaldybės, nuo centrinės valdžios. O už praeitus metus, 2025 metus, apie šitus metus mes dabar kalbam, mes investavom 17 milijonų eurų į savo ūkį. Tai tikrai daug ir investavom ne į orą. Tikrai investavom žmonėm, į kas nori matyti, tai jis mato. Aišku, galim svarstyti, ar gal kur nors kitaip būtų geriau, bet mūsų nuomonė kaip savivaldybės, kad matyt visą rajoną, kiekvieną seniūniją, į kiek galima padėti ten žmonėm, kad būtų patogiau ir geriau gyventi. Prašau dar. Dabar taip, gerbiamas Robertai, klausimas ar pasisakymas? Čia gal pasisakymas, ačiū merė už atsakymus, nesinori veltis į kažkokius ginčius, tikrai viskas suprantama ir matoma, tie realūs darbai tikrai jų nieks nenurašo. Tiesiog norėčiau pabrėžti galbūt, kad pagal tokius pačius kriterijus buvo vertinamos visos savivaldybės. Ir faktas, kad kiekviena savivaldybė pamatys vieną ar kitą sritį, kurioje buvo jos manimų neteisingai vertinta, bet vėlgi demografija ir kiti dalykai nėra, manau, tie pagrindiniai rodikliai, kurie parodytų, kaip iš tikrųjų gyvena rajono žmonės. Čia reikėtų vertinti tą pačią skurdo rizikos ribą, kuri nuo 23 metų padidėjo. Daug įvairių faktų ir nesinorėtų šio klausimu dabar iš tikrųjų plėstis, tai tiesiog norėčiau padėkoti už atsakymą ir jeigu galime iš karto pereiti prie antro klausimo. Nes čia vakar mes analizavome kontrolės komitete šitą visą ataskaitų rinkinį, tai teisę 2 klausimas pasilieku prie jūsų pristatymų, nes kitos galimybės kaip ir nebuvo. Gerai, prašau, tarius. Tai gerbiami kolegos, vakar kontrolės komitete tikrai padirbėjome, išanalizavome ataskaitą. Norėčiau padėkoti gerbiam Violetai už jos darbą, sunkų, tikslų, už atsakymus į mano pateiktus klausimus. Bet aš visgi norėčiau dar truputį grįžti prie kovo mėnesio pristatytos mokinių pavėžėjimo audito ataskaitos. Joje buvo aiškiai nurodyta, kad mokinių pavėžėjimui skiriame į metus apie 300 000. Tačiau tuo pačiu konstatuota ataskaitoje, cituoju, savivaldybei neturint duomenų apie mokinių pavėžėjimų mokykliniais autobusais ir kitais būdais sąnaudas, negalima apskaičiuoti mokinių pavėžėjimo kaštų kiekvienų pavėžėjimų būdų atskirai ir negalima įvertinti kiekvieno pavėžėjimo būdo efektyvumo ir jų tobulinimo bei plėtojimo krypčių, nesudaromos sąlygos priimti pagristus sprendimus efektyvesniam ir kokybiškesniam mokinių pavėžėjimo organizavimui, patikimos informacijos apie mokinių pavėžėjimo sąnaudas kitais pavėžėjimo būdais savivaldybėje nėra. O vakar audito ataskaitoje girdime rimtesnę formuluotę, cituoju, negalima įsitikinti 578 000 eurų lengvatinio keleivių vežimo duomenų teisingumu. Todėl kyla labai konkretus klausimai. Kas kuruoja šias sritį savivaldybėje, kas tikrina vežėjų pateikiamus duomenys dėl kompensacijų, ar buvo atliekamos faktinės patikros, maršrutų valdymo, keleivių srautų ir taip toliau, nes mes kalbame tikrai reikšmingą sumą biudžetui apie 900 000 eurų, kurių neaišku, kaip jie buvo panaudoti tikslingai, netikslingai, gerai, negerai.
Tai va šitoj vietoj klausimas mano buvo toks. Ačiū. Taip, gerai, aš paprašysiu, aišku, yra atsakingi žmonės, čia nėra pasakys. Taip, pradės gal tada gerbiama Violeta Zarickienė, prašau. Dėl pirmo klausimo, kada mūsų buvo kovo mėnesį kontrolės komiteto posėdis, buvo pristatyta šitą ataskaitą, bet šitoje situacijoje pagal tą pastraipą, kur jūs skaitėte, mes kalbėjome apie geltonus autobusiukus, kurie yra mokyklose. Ne apie tai, ką suteikia kiti tiekėjai ir ten viskas tvarkoj sutvarkyta. Mes tik kalbėjom dėl konkrečiai šitos situacijos, nes dabar skamba, kad mes negalim pasisakyti dėl visko. Buvo ir per kontrolės komitetą išaiškinta, kad mokyklose, kur yra geltoniai autobusiukai, taip vadinami, apskaita vedama bendrai. Visos išlaidos transporto susideda į tą eilutę, o kas kiek liečia mokinių pavėžėjimą, mes negalim atskirti, todėl žinant, pavyzdžiui, kiek autobusų parkas ar kiti pavėžėjai turi, mes matome tas išlaidas ir žinom, kiek tas vaikas kainuoja, o dėl geltonųjų autobusiukų mes nežinom. Ir tą, ką jūs perskaitėte, tik liečia geltonuosius taip vadinamus autobusiukus. O dėl šito antro klausimo, aš irgi liktai vakar paaiškinau, kokia yra situacija. Mes negalime pasisakyti dėl 100 sumos, kur jūs sako, tai yra kompensacijos skirimas mūsų tiekėjams, kur pensininkams ir moksleiviams studentams 50 ir 80% savivaldybė tarybos sprendimų teikia lengvatas. Pagal, kaip ir vakar aiškinau, pagal įstatymus viskas padaryta gerai, yra ir sudarytos sutartys, yra pateikti dokumentai, yra pateiktos ataskaitos, žodžiu, viskas yra padaryta ir 575 000 eurų mes manome, kad savivaldybės administracija nepakankamai vykdė kontrolės procedūras, užtat mes negalime pasisakyti. Mes nesakom, ar tai yra teisingai tos lėšas panaudotos ar ne. Mes kalbėjome ir sakom, kad reikėtų įvesti patikras, kad nekiltų tokie klausimai. Tai iš kontrolės pusės tiek, o kitų atsakymų. Taip, ačiū kontrolieriai. Iš administracijos dar gali kažkas papildyti, ar ne? Dar papildau, kad mes apsvarstėm visas ataskaitas ir pirmą ir antrą su audituojamais subjektais, mes rašėm rekomendacijas, gavome visų įstaigų atsakymus ir kelius, kaip tai bus padaryta ir jeigu, kaip ir po to informuojama, vykdyta ar nevykdyta, taip yra. Taip ir dėl šitų pozicijų mes gavome, kad tai bus padaryta. Tiek. Bus padaryta, o dėl va šitos dabar, kur šitos sumos kalba, gautas yra atsakymas, kad metų bėgyje iki gruodžio 31 dienos, kad bus vykdomos procedūros, bus priimti sprendimai ir kaip tos kontrolės procedūros bus vykdomos. Direktorius norit? Ne. Savo administracijos direktorius. Tai gerbiamas tarybos nariai, galiu pasakyti, kad lengvatinis keleivių kompensavimas, viską, ką numato įstatymas ir ką numato savivaldybės tvarkos, tai pagal tai viskas yra dirbama. Jeigu kalbant plačiau, ar negalėtų būti dar daugiau ir papildomų procedūrų, galim diskutuoti, galime jų imtis, bet jeigu, ta prasme, neteisėto, nėra nieko padaryta. Tai, kas privaloma, tai yra patikrinta. Viskas, kas yra toliau, tai leidžiama tai, kas yra aprašyta. Ir administracija yra įvykdžiusi visas procedūras. Ir kiekvieną kartą yra peržiūrimi ir patys čekiai, ir kiek jų yra, ir tai yra sutikrinama, ir tai daroma kiekvieną mėnesį. Ir tada tik tada yra išmokamos lėšų kompensavimas. Tai tos procedūros, apie kurias buvo kalbėta, kad galbūt reikėtų jų įvesti papildomai, aš manau, kad jų bus, ties to yra dirbama, bet tai nekeičia to fakto, kad dabar viskas yra daroma teisėtai ir teisingai. Tai prašau, replika, klausimas. Taip, repliką norėčiau, ačiū už atsakymus, ačiū Violetai, ačiū administracijos direktoriau.
Niekur ir nepaminėjau, kad kažkur ne pagal įstatymą, tiesiog klausimas buvo toks, kas kuruoja šią sritį, kas atsakingas ir kokia kontrolė bus ateityje, apie ką ir paminėjo gerbiamo kontrolierė. Ir dėl to džiugu, kad rekomendacijos buvo pateiktos, dar labiau bus džiugu, kai pateiksite planus ar nuveiktus darbus. Ačiū labai. Taip. Tai tarybos narys gerbiamas Tadeuš Romanovski. Labą dieną visiems susirinkusiems. Labai ačiū už tokias klausimas, bet aš jaučiuosi tai kažkaip tai negerai. Dėl ko, kad Robertas yra Geraldas partijos narys, kuri visada buvo įpraeitas, viskas sklandžiai mūsų girdi ir viskas jam aišku, bet jaučiuosi negerai dėl kaltinimo to Roberto. Jis visada kažkaip tai jam ne viską patinka. Jeigu nepatinka, tai per mūsų komiteto jis nieko nesakė, bet čia visada duoda tokios man tokios grėsmės, kad jūs čia sėdit ir darot tą, ką man nepatinka. Jeigu jums nepatinka, tai jūs kažkaip tai kitaip kalbėkit, ne iš to tokio grėsmės. Aš, pavyzdžiui, nesu čia, kad išgirst jūsų kaltinimas dėl manęs. Taip, tarybos narė gerbiama Alicija Širbaitė. Labas rytas, kolegos. Iš tikrųjų, šitas klausimas, nepasisakyčiau dėl jo, nes man visos tos ataskaitos ir jų rinkinių patvirtinimas tai yra fakto konstatavimas, bet kadangi antrą posėdį tarybos narys Romanovskis aiškina, kad už kitokios nuomonės turėjimą turime palikti vos ne salę, tai galiu jums dar kartą priminti, kad gyvename demokratijos režimu, kur kiekvienas turi teisę pasisakyti, kiekvienas turi teisę turėti savo nuomonę, savo kompetencijos srityje ir tai, kad jinai nesutampa su jūsų, ponė Romanovskių, nuomonė, tai irgi galiu nudžiuginti, kad dėja, bet tokios taisyklės yra, kad kiekvienas žmogus demokratiniam režime turi skirtingą nuomonę ir mes čia nesakom jums, kad viskas yra blogai. Vienų pagrindų, kadangi esame tos pačios savivaldybės gyventojai. Kad pasakome, kas galėtų būti geriau, čia yra natūralu, bet tikrai nereikia sakyti, kad opozicija yra velnio nešta ir pamesta ir mes čia tik tai duodame jums priekaištus. Visą gyvenimą, kiek esu tarybos narė, dirbu konstruktyviai, mano pastabos ir mano kolegų pastabos yra keldinamos iš įstatymo reikalavimų ir nuostatų visų ir tikrai nemanau, kad reikia priešinti visuomenę tuo pagrindu, kad esame visi iš skirtingų politinių partijų. Aš jums niekada gyvenime nesu pasakiusi, kad jūs esate atitinkamos partijos narys, todėl jūs neturite atitinkamų teisių. Tai pasilaikykit savo nuomonę kartais tokią, kitokią, sakyčiau, savo, kuri netitinka etikos ir politinio kodekso reikalavimų. Ačiū. Taip. Nu, gerai, buvo paminėta, prašau. Tarybos narys Robertas Kovgeris. Tai ačiū, merė, už pasakymą. Gerbiamas Tadeušai, aš nežinau, kurioje vietoje jūs išgirdot kaltinimus, nes, pavyzdžiui, aš uždaviau klausimą, kas liečia mero ataskaitos, meras man atsakė, man kai kuriuose vietose tapo aiškiau, kai kuriuose galbūt ne, bet tam ir yra diskusija, tam yra taryba ir tam yra duota galimybė kalbėti, bendrauti. Tas liečia ir mano antro klausimo. Jeigu pažiūrėtumėt kontrolės komitetą, tai jis visada niekada nevyksta trumpiau, turbūt negu pusvalandis ar 40 minučių, kur mes kalbamės ir esame sudėties 2 jūsų partijos atstovai ir 2 opozicijos atstovai. Tai jeigu kiekvieną kartą reikėtų tildint ar reikšti nepasitenkinimą dėl kitos nuomonės, tai aš nematyčiau priežasties susirinkti. Kažkokia jūsų nuostata į mano pusę yra, taip sakyčiau, keistoka, bet kaip bebūtų, šiai dienai dar neplanuoju išeiti iš salės. Pasėdėsiu, paklausysiu kitų projektų. Ačiū. Taip, pakartotinai dar. Tiesiog Robertas jau savo nuomonę išdėstė, tai labai norėčiau, kad tokie pasisvaičiojimai ir mintis, kurias dėsto atitinkamas tarybos narys man iš kairės,
kažkaip nesikartotų. Aš nenoriu jaustis blogai vien dėl to, kad esu Šalčininkų rajono gyventoja. Tokia pati kaip ir visi. Dirbu, moku mokesčius, naudojas paslaugomis, dirbu ir su kitom, ta prasme, dalyvauju politikoje ir aš tikrai neturėčiau jaustis dėl to prastai. O dabar gaunasi, kad aš turiu ateiti tarybos posėdį, kuriame esu tarybos narė, išrinkta tokių pačių Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojų, nepatikėsit, ponia Tadeušai, ir turi dėl to jaustis prastai. Tai kaip jaustis mano rinkėjams, tada jūs man atsakykite į tą klausimą. Jie irgi yra prastesni Šalčininkų rajono gyventojai, ne tie, kurie balsavo už jūs. Ačiū. Gerai, nieko neatsitiko, čia viskas tvarkoja, mes diskutuojame, kiekvienas gali pasisakyti, kiekvienas pasisakė, klausykit, gal blogai, mes vieną kitą supratom. Aš tik galiu ir noriu jūs paprašyti, gerbkim vienas kitą, nesvarbu, kur mes esame, gerbkim vienas kitą, bet pasinaudosiu, vakar pasakė Seimo pirmininkas, buvo parašyta, man patiko toks žodis, jis sakė, siūlau apraminti leksiką. Na, tai vat. Tai labai aktualu kiekvienam apraminti, bet ir matyti leksikos, gal reikia irgi vieną kitą kartą padaryti leksikos higieną. Bet kiekvienam iš mūsų čia esantiems gerbkim. Ir prašau, ir jūs irgi tarybos nariai visi, tarybos nariai nesvarbu, iš opozicijos ar iš pozicijos. Bet kada mes žiūrime ekrane truputėlį toks, vienas ištrauka ar kita ištrauka, nežinau, ar čia yra normalu, aišku, viskas tvarkoj, bet gerbkim, gal viskas tvarkoj, bet gerbkim vienas kitą. Čia vienas dalykas ir kitas. Pagalvokim prieš pasakant, irgi labai svarbu. Ir čia, ir čia, ir čia, ir čia visiems. Prašau dar, ar turim klausimą? Balsuojam, tai va tvarkoja, pramink. Taip, prašau patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2025 metų ataskaitų rinkinį. Vienbalsiai ačiū tarybos nariams. Dabar sekantis projektas dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį uždarą akcinį bendrovį Tvarkyba. Administracijos direktorius Gžegož Jurgo. Labadiena, gerbiami tarybos nariai, prašau perduoti uždarą akcinį bendrovį Tvarkyba, valdyti pagal patikėjimo sutartį turtą, tai yra vandens gėrimo į tinklus Zavišonių kaimą su priklausančiais inžineriniais tinklais, taip pat vandentikio tinklus Jašiūnų miestelėje, kurie buvo įrengti savivaldybės lėšomis. Taip, klausimų turim pranešėjų. Prašau balsuoti. Taip, 21 tarybos narys prabalsavo už, sprendimas priimtas. Dabar 5 dėl ilgalaikio materialiojo turto perėjimo savivaldybės nuosavybės ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Prašau perimti turtą iš Nacionalinės švietimo agentūros savivaldybės nuosavybėn, 8 vienetus nešiojamųjų kompiuterių ir perduoti šios nešiojamusius kompiuterius 3 gimnazijoms pagal pateiktą sąrašą. Balsuojame. Vienbalsis sprendimas priimtas. 6 sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 23 metų rugsėjo 27 dienos sprendimo numeris T1318 dėl viešame aukcione parduodama Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamo daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Prašau
pakeisti ir viešajame aukcione parduodamų Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, papildant jį naujų punktų, tai yra būtų esančių Skynimų kaime. Tai prašau, klausimų neturim. Balsuojame. Vienbalsiai, ačiū tarybos nariams, sprendimas priimtas. 7 pagal patvirtintą darbotvarkę sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 19 metų lapkričio 5 dienos sprendimo 4191 dėl Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso būdų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimų. Prašau atlikti Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos nekonkurso būdų organizavimo tvarkos aprašo pakeitimus, pasikeitus teisės aktams pagal pateiktą projektą. Prašau priimti sprendimą. Vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas. 8. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimų. Prašau atlikti Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jo pasitikėjimo teise tvarkos aprašą, atliekant pakeitimus pasikeitus teisės aktams pagal pateiktą projektą. Tai vyksta balsavimas. Vienbalsiai sprendimas priimtas. 9 dabar sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatliktinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimų. Vėlgi pasikeitus tiems patiems minėtiems teisėms aktams reikia atlikti Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašą. Prašau patvirtinti pakeitimus pagal pateiktą projektą. Tai balsuojam. Ačiū tarybos nariams. Sprendimas vienbalsiai priimtas. Sekantis sprendimo projektas 10 dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybės teisė priklausančio turto pripažinimo nereikalingo arba netinkamu, naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimų. Ir dar viena tvarka, tai yra Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingo arba netinkamu negalima naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarka. Tai prašau atlikti minėtos tvarkos aprašo pakeitimus pagal pateiktą projektą pasikeitus teisės aktams. Kviečiu balsuoti. Sprendimas vienbalsiai priimtas. Visi tarybos nariai, 21 tarybos narys prabalsavo už. Sekantis sprendimo projektas 11 dėl nuomos teisių įsigijimo iš fizinių ar juridinių asmenų. Gerbimi tarybos nariai, prašau patvirtinti negyvenamųjų patalpų nuomos teisių įsigijimo ekonominio ir socialinio pagrindimo aprašą. Planuojamas organizuoti konkursas, kuriame numatoma įkurti spiečių ir prašau patvirtinti komisiją numatomų nuomos konkursui organizuoti. Taip, klausimų. Neturime. Balsuojame. Vienbalsiai. Sprendimas priimtas. Taip, dabar sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 26-28 metų biudžeto patvirtinimo dalinio pakeitimo. Taip, dėkoju administracijos direktoriai, o dabar kviečiu skyriaus vedėją Lieną Ulienovič. Labadiena, gerbimi tarybos nariai, prašau pritarti projektui ir leisti padidinti biudžeto projektą 2 512 159 eurai pagal projektą atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus. Taip, gerai. Gerbiamas Valdemar Novicki. Taip, leidžiam, taip. Gerai. Valdemar.
Taip. Anna Isfilienė, tarybos narė. Leidžiam, prašau. Tarybos narys Robertas Kovgeris. Gal galėtumėt patikslinti tą sumą, kur bus panaudota? Ačiū. Suma bus panaudota pagal projektą, tai didinam biudžetą būtent dėl to, kad didėja kelių programa 2 637 800. Ryšim su to, kad mes gavom pagal kitus teisės projektus 159 000 priedangoms remontuoti. 20 900 gavom iš vidaus reikalų ministerijos priešgaisriniai tarnybai, bet to yra ir kiti teisės aktai, būtent socialinės apsaugos darbo ministro įsakymas dėl ukrainiečio, tai ten skirta nemokamam maitinimui, skirta 7 600 būtent skirta dėl socialinių išmokų irgi susijęs su ukrainiečiais, bet to 4 700 4 000 skirta dainų šventei. Ir yra pakeitimas, ir yra būtent mūsų biudžetinių įstaigų prašymai dėl būtinų tokių dalykų, būtent dėl remonto, dėl specialių programų padidinimo ir panaudojimo. Taip, fotosesija baigta. Gerai, svarstom klausimą. Kas dar turi klausimą? Kas nori pasisakyti? Nėra norinčių, kviečiu balsuoti ir priimti sprendimą. Taip, 19 prabalsavo už, 2 tarybos nariai nusišalino nuo balsavimo, sprendimas priimtas. Taip, svarstom toliau. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 25 metų sausio 29 dienos sprendimu 434 dalinio pakeitimo. Gerbiami tarybos nariai, keičiam tvarką. Tvarkos aprašą dėl dalyvaujamo biudžeto, tai vienas pakeitimas tai yra būtent dėl termino, antras pakeitimas yra dėl balsavimo. Prašau pritarti projektui. Taip, norinčių kalbėti nėra. Prašau priimti sprendimą. Vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams. Dabar sprendimo projektas 14. Dėl savivaldybės investavimo į UAB Eišiškių komunalinis ūkis vykdant projektą geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone Dainavos, Pabarės, Butrimonių, Kalesninkų gyvenvietėse pagal regioninės pažangos priemonę didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkos paslaugų prieinamumą. Gerbiami tarybos nariai, prašau jūsų pritarimo pritarti investavimui ir lėšų skirimui iš savivaldybės biudžeto, būtent pagal projekto, pagal grafiką. Projekto vertė yra 5 503 653 000 eurų, o mūsų prisidėjimas būtų 3 224 000 pagal grafiką, būtent 26 metais skiriant 907 000 eurų, 27 metais 28 ir būtent aprašytas investavimas pagal faktiškai atliktų darbų aktus, teikiant uždarąją akcinę bendrovę Eišiškių komunalinis ūkis. Prašau pritarti. Tai klausimų turime. Kviečiu balsuoti. Ačiū tarybos nariams. Vienbalsiai sprendimas priimtas, sekantis sprendimo projektas 15 dėl savivaldybės investavimo į UAB tvarkybą vykdant projektą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šalčininkų rajone. Gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti projektui ir investuoti ir skirti finansavimą uždarą akcinę bendrovei
OAB tvarkyba, vykdant projektą. Bendro projekto vertė yra 5 439 965 tūkstančiai, o mūsų prisidėjimas yra 3 371 000 ir yra pagal grafiką, pagal metus 26 metais milijonas, 27 metais milijonas ir 28 metais milijonas 371 000 ir investuoti irgi ir teikti akcininkų įnašą pasibaigus iki gruodžio 1 dienos pagal atliktų darbų aktus uždarai akcinį bendrovį tvarkybą. Kviečiu tarybos narius priimti sprendimą. Ačiū. Ačiū. Sprendimas priimtas. Vienbalsiai 21, tarybos narys prabalsavo. Ačiū skyriaus vedėjai. Dabar sekantis projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 26-8 metų strateginių veiklos plano patvirtinimo dalinio pakeitimo skyriaus vedėja Donata Šmankevič. Labadiena, gerbimi tarybos nariai, prašome patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 26-28 metų strateginio veiklos plano pakeitimą. Pakeitimai atlikti atsižvelgiant į biudžeto pakeitimus. Klausimų pranešėjai. Tarybos narys Robertas Kovgeris. Gal galėtumėte patikslinti pakeitimus? Ačiū. Taip, aiškinamajame rašte surašyta, tai pakeitimai buvo atlikti pagal 6 programas, tai ir viešo administravimo įstaigų vidaus administravimo tobulinimo programa ir švietimo, ir tą patį, ką ponė Lena minėjo, dėl Čižiakampių paramos teikimo programos, viešosios tvarkos, kelių fondo ir taip toliau. Dar klausimų? Neturime, prašau balsuoti. Sprendimas priimtas. Taip, dabar dėl pritarimo įgyvendinti projektą ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Šalčininkų rajone. Gerbimi tarybos nariai, teiksime naują projektą ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Šalčininkų rajone. Tarybos sprendimų prašome prisidėti prie projekto ne mažiau kaip 15% visų tinkamų finansuoti išlaidų. Kas nori paklausti? Pasisakyti, nėra norinčių, prašau balsuoti. Vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams. Dabar 18 sprendimo projektas dėl pritarimo dalyvauti projekte pagal regioninę pažangos priemonę, padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patyrintiems vaikams. Gerbimi tarybos nariai, teiksime naują projektą pagal priemonę padidinti ugdymo prieinamumą atskirti patyrintiems vaikams. Projekto pavadinimas būtų naujų ikimokyklinių vietų kūrimas Šalčininkų lopšelėje darželėje Vyturėlis. Taip pat prašome prie projekto prisidėti ne mažiau nei 15% kofinansavimo ir savivaldybės biudžeto lėšomis tai būtų apie 237 000 eurų. Taip, galime balsuoti? Balsuojame. Taip, vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams, ačiū vedėjai. Dabar 19 sprendimo projektas dėl beviltiškų skolų nurašymo. Kviečiu administracijos direktorių Gžegožą Jurgų. Prašau pripažinti beviltiškomis skolas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai už žemės nuomos mokestį 2 įmonėms. Įmonės jau yra išregistruotos. Jų skola sudaro 7 221 eurą. Tai kviečiu pritarti ar nepritarti tarybos nariai, prašau balsuoti. Taip, pritarta 21 už, vienbalsis sprendimas priimtas. Taip, dabar sekantis sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičius kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičius kiekvienos klasės sraute mokinių
ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 26-7 mokslo metais nustatymo. Taip, skyriaus vedėja Regina Markievič. Gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti pateiktam sprendimo projektui ir nustatyti 26-7 mokslo metams bendro ugdymo mokyklose mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute, klasių skaičių kiekvienos klasės sraute, mokinių ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. Kaip ir kasmet nustatom iki gegužės 31, paskui patikslinam šitas klausimą iki rugpjūčio 31 dienos. Šis sprendimo projektas yra aptartas abiejose frakcijose ir jam pritarta Švietimo ir jaunimo reikalų komitete. Tarybos narys Robertas Kaugiris. Kadangi teko praleisti frakciją, tai galbūt trumpai gerbiama vedėja, kokia apskritai tendencija ir kas laukia mūsų 26-27 metais. Ačiū. Tai pagal tą projektą mes komplektuosim 201 komplektą pirmoj 12 klasėse, tai bus 2700 vaikų. Ir 22 grupės iki mokyklinės ir priešmokyklinės bendro ugdymo mokykloje, tai jose bus 235 vaikai. Į pirmas klases mes laukiam 174 vaikų, tendencija mažėjanti, -19 vaikų į pirmą klasę ir aplamai per metus sumažėjo mums 146 mokiniais ir vaikais kartu ir iki mokyklinės, priešmokyklinės grupės ir mokiniai nuo 1 iki 12. Mes kol kas nežinom, tik tai, kai bus jau patvirtinta duomenų bazė. Kol kas neturim centralizuotos priėmimo sistemos, mes tik savo mokyklų turim. Kas dar turi klausimų? Neturime, galime balsuoti. Kviečiu priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Taip, dar priminsiu tarybos nariams gal. Ačiū. Sprendimas priimtas vienbalsiai. Ačiū vedėjai ir tarybos nariams. Dabar 21 sprendimas dėl Šečkų rajono savivaldybės tarybos 22 metų spalio 12 dienos sprendimo numeris T974 dėl trūkstamos specialybės gydytojų ir gydytojų rezidentų skatinimo dirbti Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiuose asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo dalinio pakeitimo. Skyriaus vedėja Regina Sokolova. Gerbiami tarybos nariai, šiuo sprendimo projektu siūlome pakeisti tvarką dėl trūkstamos specialybės gydytojų rezidentų skatinimo dirbti Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiuose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tvarkos aprašą 9 punktą įrašyti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos kasmet iki gegužės 31 ir spalio 31 pateikė savivaldybės administracijai trūkstamų specialybių gydytojų sąrašus. Taip pat 10 punktą ten siūlome pakeisti pavadinimą savivaldybės gydytojos pareigybės, kuri dabar jau vadinasi sveikatos reikalų koordinatorius. Ir 18, 22, 24, 28 punktą atitinkamai. Tai prašau patvirtinti pagal pateiktą projektą. Tai balsuojame.
Vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams. Dabar 22 dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarimo ir nuostatų patvirtinimo dalinio pakeitimo. Taip, siūlome dalinai pakeisti sveikatos tarybos sudėtį ir vietoj Jurgitos Lapinskaitės Tolstoševos, kuri išėjo direktorės pareigas Šalčininkų socialinių paslaugų centre. Šiuo metu jinai ten dirba ir jo vietą tiesiog įrašyti Justiną Balion, savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė. Taip, galima pritarti. Jeigu taip, prašau, balsuojame. Tai vyksta balsavimas. Ačiū tarybos nariai. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Sekantis sprendimo projektas 23. Dėl savivaldybės turto investavimo į viešosios įstaigos Eišiškio asmens sveikatos priežiūros centro turtą. Taip. Gerbiami tarybos nariai, pagal projektą ES sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros gerinimas Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centrui buvo skirta 53 000 eurų naujo lifto įrengimui. Bet faktiškai lifto įrengimas kainavo apie 70 000 eurų, tai siūlome šio sprendimo projektų investuoti kaip piniginį įnašą, 17 dar likusių 17 000 eurų ir į Eišiškių kaip dalininkų įnašą. Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centrui. Liftas jau veikia, mėnesį veikia, ten yra tas didelis transporto Balsuojame, gerbiami tarybos nariai. Devyniolika tarybos narių prabalsavo už, 2 nusišalino balsavimą, sprendimas priimtas. Taip, grįžtam tarybos narės, ar ne dar ne? Dėl savivaldybės tarnybinio būsto skirimo gydytojui. Prašome pritarti savivaldybės tarnybinio būsto skirimą jaunai gydytojai, kilusiai iš Ukrainos, kuri šiuo metu dirba mūsų Šalčininkų ligoniniai, turi vidaus ligų gydytojo specialybę. Taip, ar turim klausimų? Tarybos narys Ivan Stančik. Gal galit patiksinti, kiek šiuo metu turim tų tarnybinių būstų, trūkstamiem specialistam ir panašiai? Ačiū. Turim vieną tą būstą, kuris yra laisvas ir atsirado jauna gydytoja, kuri neturi kur gyventi ir siūlom jai skirti tą būstą. Gal tada papildysiu, jeigu atsirastų dar vienas gydytojas, Kiek man žino, čia yra gal turto skyrius. Tai gal turto skyrius gali tada, arba administracijos gali patikslinti. Šiaip dar turim įsigiję vieną būstą, kuris dar remontuojamas. Kas dar? Nėra taip, norinčių dar klausti, tai kviečiu balsuoti. Ačiū. Gerbiami tarybos nariai, prašau pritarti projekto sprendimui ir patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos
2011 m. lapkričio 30 dienos sprendimu T250 dėl Šalčiko rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo struktūros plėtros specialiojo plano patvirtinto bei koreguoto Šalčiko rajono savivaldybės tarybos 21 metų birželio 16 dienos sprendimu numeris T666 dėl Šalčiko rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo struktūros plėtros specialiojo plano koregavimą ir tas planas yra pridėtas. Kas nori paklausti? Kviečiu tarybos narius priimti sprendimą, vyksta balsavimas. Taip, dabar visi jau prabalsavo, vienbalsiai sprendimas priimtas. 26 dėl pavadinimo suteikimo Šalčiko rajono Butrimonių seniūnijos Versekėlės kaimo gatvei. Gerbiami tarybos nariai, prašau suteikti Šalčiko rajono Butrimonių seniūnijos Versekėlės kaimo gatvei miško pavadinimą pagal gyvenamosios vietovės gatvių išdėstymų planą. Planas yra pridėtas. Taip, Versekėlės kaimas. Taip, prašau. Balsuojame. Ačiū tarybos nariam, vienbalsis sprendimas priimtas, ačiū skyriaus vedėjui. Taip, dabar 27 sprendimo projektas dėl pritarimo Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai. Skyriaus vedėja Vieslava Rutkovska. Labadiena visiems, gerbimi tarybos nariai. Atsiprašau labai. Gerbimi tarybos nariai, remiantis 2024 m. rugpjūčio 30 dienos Šalčiko rajono savivaldybės tarybos sprendimu T357 dėl Šalčiko rajono savivaldybės teritorijos bendro plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo buvo pradėta procedūra dėl bendro plano keitimo. Viešųjų pirkimo būdu buvo parinktas plano rengėjas UAB Alberta. UAB Alberta atliko jau esamos būklės vertinimą, parengė strateginio pasiekio aplinką vertinimo ataskaitą, bei yra gautas teigiamas subjektų išvadas. Parengė taip pat Šalčiko rajono savivaldybės bendrojo plano keitimo koncepciją, kurie buvo paskelbta ir yra paskelbta savivaldybės tinklalapyje. Ir 2026 m. balandžio 7 dienos įvyko koncepcijos pristatymą visuomeniai. Pastabų nebuvo gauta, prieštaravimo taip pat. Tada prašau pritarti Šalčiko rajono teritorijos bendro plano keitimo koncepcijai, pasirinkant antrą alternatyvą. Prašau pritarti projektui. Taip, ačiū vedėjai, svarstant šį klausimą, pas mus dalyvauja plano keitimo projekto rengėjai UAB Alberta projekto vadovas gerbiamas Evaldas Ramanauskas. Tai galite tarybos nariai irgi užduoti klausimus, jeigu turite, ar jeigu reikia, tai pasisakys rengėjas, bet mes jau turėjome ne vieną susitikimą su įvairiomis grupėmis mūsų visuomenės, tai prašau tarybos nariai. Yra projektas, ar turime klausimų? Nėra? Kas nori pasisakyti? Gerbiamas vadovas, jūs norite ką nors pasakyti tarybos nariams? Labai trumpai, taip, prašau. Labą dieną. Kokioj stadijoje, ką ten... Taip, tai dabar gal dėl pačio bendrojo plano, tai kaip ir minėjo, yra keičiamas dokumentas, tai yra vienas pagrindinių rajono dokumentų, kuris užtikrina ir teritorijų naudojimą, ir apsaugą, ir tų mūsų svarbiausių išteklių išsaugojimą. Ir dabar tai yra tarpinė procedūra, tai dabar yra toks tarpinis sustojimas ir mes kviesime, aišku, aktyviai dalyvauti tolimesnėse procedūrose, bus konkretizuojami, detalizuojami sprendiniai, kuriuose mes irgi taip pat ir viešinsim ir
kviesime jūs irgi sudalyvauti. Na ir aišku, čia buvo ir tų alternatyvų parengta, turbūt su jomis susipažinote. Na ir manome, kad čia tas procesas, tas bendravimas tęsis ir mes turėsime, tam tikrą ir teigiamą rezultatą. O pats bendrasis planas keičiamas, kadangi keitėsi įstatymai, keliami nauji reikalavimai aplinkosaugai, klimato kaitos direktyvos atnaujinamos, tai visi tie klausimai, lemia naujo bendrojo plano parengimą. Tai trumpai tiek ir ačiū. Gerai, ačiū gerbiamam vadovui, prašau, ar nėra klausimų? Taip, rajonai kainuoja, gerbiamas tarybos narė. Tai čia jau reikia klausti vadovų. Svarbiausia, kad reikia kokybiškai padaryti planą ir gerbiamas vadovai pagal grafiką, kaip ten eina reikalai. Taip, tai dabar mes po koncepcijos patvirtinimo artimiausiu metu planuojame parengti ir paskelbti sprendinius, tai preliminariai sprendinių viešinimas trunka mėnesį laiko, toliau trunka sprendinių derinimas institucijose irgi apie 2 mėnesius ir dar 1-2 mėnesiai tikrinimas. Tai tokiame laike turėtų būti parengtas visas dokumentas. Taip, ačiū vadovui, kiek kainuoja, čia nepaslaptis, todėl kad mes patvirtinom ir biudžetą ir viskas ten yra straipsnėje, beveik 300 000 eurų. Tai didelė suma, aišku, labai svarbus ir dokumentas. Tai prašau, vedėja, dar norite ką nors pasakyti? Viskas jau pasakyta. Galime balsuoti. Balsuojame. Vienbalsiai sprendimas priimtas, koncepcijai pritarta, prašau dirbti intensyviai ir efektyviai. Taip, dabar 28 pagal patvirtintą darbotvarkės sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudarimo ir darbo reglamento patvirtinimo. Gerbiami tarybos nariai, prašau patvirtinti Šalčininkų rajono infrastruktūros rėmimo ir rėmimo programos komisijos sudėtį, kurią išdėliota. Patvirtinti taip pat savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamentą. Dėl darbo reglamento mes gavom iš vyriausybės atstovo vieną pastabą, tada prašau pakoreguoti 13 punktą, išdėstyti taip, komisijos sprendimai priima visų jo narių balsų daugumų, komisijos sprendimai įforminį protokolą ir komisijos išvadą. Taip pat pripažinti netekusios galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2025 metų rugpjūčio 20 dienos sprendimą T692. Prašau pritarti projektui su reglamento 13 punkto pakeitimu. Klausimų turime, vedėjai. Nėra. Prašau balsuoti. Vienbalsiai sprendimas priimtas, tai buvo paskutinis mūsų sprendimo projektas. Taip, ar nedar? Nedar? O, taip, paskubėjau. Taip, paskubėjau. Yra dar taip. 28 buvo, dabar 29, taip? Gerai, atleiskit. Norėjau baigti tarybos posėdį. Dėl žemės sklypų Kalesnikų kaime pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams svarbiaus Šalčininkų rajono savivaldybei ir prašymo įtraukti šios sklypus į neprivatizuojamo žemės sklypų sąrašą bei jų suformavimo. Gerbėjami tarybos nariai, prašau pripažinti žemės sklypus Kalesnikų kaime, tai yra 1 hektaras 25 arų ir 3 hektarai, kurie randasi Kalesnikų kaime, būtinas visuomenės poreikiams. Įkreiptis į nacionalinę žemės tarnybą prie aplinkos ministerijos su prašymu įtraukti nurodytus žemės sklypus į neprivatizuotų sklypų sąrašą. Prašau pritarti projektui.
Galime pritarti, balsuojame. Vienbalsiai sprendimas priimtas, ačiū tarybos nariams ir dėkoju vedėjai. Taip, dar papildomi klausimai yra. Taip, dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 23 metų balandžio 19 dienos sprendimo dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarimo pakeitimo. Taip, tai skyriaus vedėja Vaclava Jelagina. Gerbiniai tarybos nariai, siūlomų projektų būtina pakeisti sudarytą vietinio ūkio ir verslo plėtros komitetą, išbraukiant iš jo sudėties Jaroslavą Vaicechovič ir įtraukiant į sudėtį naują tarybos narę Honoratą Andruškevič. Tai bus įvykdytas VRK sprendimas, kurio jį gavo mandatą. Antrų punktų siūloma pripažinti netekusi galios sprendimą, kurio Jaroslavas Vaicechovič buvo paskirtas komiteto siūlymų komiteto pirmininko pavaduotoju. Kol kas tik pripažinti netekusių galios, nes po šio sprendimo komitetas turi susirinkti į savo posėdį, išrinkti, pateikti jums kandidatūrą į naują pavaduotoją. Taip, turime klausimų. Neturime, prašau balsuoti. Vienbalsiai sprendimas priimtas. Sekantis sprendimo projektas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudėties keitimo. Gerbiami tarybos nariai, siūloma įtraukti į kontrolės komitetą sudėtį frakcijų, Lenkų rinkimų akcijos frakcijos siūlymų tarybos narę Liliją Viršicką. Į antrų punktų siūloma pripažinti netekusių galios sprendimų, kurio Jaroslavas Vaicechovič buvo įtrauktas į kontrolės komitetą. Taip, tarybos narys Robertas Kovgeris. Nežinau, čia turbūt replika daugiau negu klausimas, nes šitoj vietoj, skaitant įstatymo projektą ir ruošiantis tarybos posėdžiui, tai eilutė su vardu ir pavarde teikiamo kandidato yra tuščia. Galbūt teisiškai niekur ir nebuvo nusižengta, tiesiog norėtųsi kažkokios tai žmogiškos pagarbos, nes kaip bebūtų, šiai dienai esu to komiteto pirmininkas ir norėjusi pasikalbėti apie tą kandidatą ir tiesiog pabendrauti, bet nebuvo, tai nebuvo, nieko dabar jau nebepakeis. Ačiū. Galiu atsakyti, gerbiamas tarybos narį, apie tai, kad galima teikti projektą be pavardės tikrai galima, nes kalbėjau apie tai su vyriausybės atstovu. O tai, kad komisija, VRK komisijos posėdis buvo tik 22, iki tol turėjo susirinkti frakciją ir pasiūlyti kandidatą. Dėl to ir neturėjom laiko ir pristatėm šiandien kandidatūrą. Galime balsuoti. Balsuojame. Taip, 18 už, 3 susilaikė, sprendimas priimtas. Dabar tikrai jau visus klausimus mes įsprendėm patvirtintus mūsų darbotvarkei. Ačiū tarybos nariams. Dėl kokių klausimų, gerbiamas tarybos narys? Ar planuojate organizuoti, neplanuojate, kokia tvarka? Tai mes... Ar čia reikia vėl kreiptis ir prašyti, kad jūs organizuotumėt? Galite ir kreiptis, mes dar turim laiko, informuosim jūs. Gerai, ačiū. Taip, tarybos posėdis baigtas.